Sveiki visi į šeštadienio, dabar yra šeštadienis, 15 valanda. Mes čia susitinkame pirmame semifinale. Čia Lietuvizijos komisijų konkursas. Lietuvizija vyks kitą savaitę, dėl to aš taip galvoju, mes komisijų dar nežinome, tai dabar mes sužinosime pirmąsias komisijas. Lietuvizijoje bus 5 komisijos ir aš tam komisijų nedalyvauju, nes aš automatinė komisija kaip vedėjas. Bet čia yra kitos komisijos ir dabar čia yra pats pirmas semifinalas, bus 4 komisijos, čia yra 2 keliaus ir visi 4 keliaus į antrą semifinalą, kurį padarysime rytoj irgi 15 val. Sekmadienį. Ačiū ir dabar Lietuvos. Čia visiškai nieks nėra užprogramuota, čia visiškai nežinomi taškai, čia tik Lietuvos, čia tipo žmonės, tipo komisija. Čia tiesiog kaip išrinkimas, kuris visiškai yra random. Tai dabar Lietuva savo 6 taškus išdalins, ir žmonės savo 6 taškus išdalins. Gerai, pirmas taškas Deividui. Deividas gavo 1 tašką. Antras taškas Aisčiui. 3 taškai, Neilui, 4 taškai, Aironui 5 taškai, Karoliui ir 5 Lukui. Tai labiausiai nori, dabar matosi, kad Karolis ir Lukas turi didžiausią šansą šią naktį būti komisijos nariu. Tai dar mes turime kitus taškus, pasiždalinsime dabar. Deividas iš žmonių taškų gavo 2 balus, tai Deividas tik dabar nebus komisija. Mes dar kitam semifinalą sužinosime rytoj. Aistis 5 balus gavo, tai jisai jau galima sakyti, nemanau, kad bus komisija, bet tikrai daug balų. Dabar Neilas gavo 1 balą, tai tikrai dabar nėra komisija. Ir Aironas 3, tai dabar taip susilyginę. Karolis 4, tai Karolis tikrai galiu užtikrinti, kad bus komisija. Ir Lukas gavo kitus 6 taškus, dabar Lukas visišką gavo palaikymą. Ir šitie 2 dabar šitie keliaus į finalinį raundą, kuris bus automatiškai jos dabar jo komisijos. Ir šitie keliauja į antrą semifinalą. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Čia labai trumpas video, kur mes tiesiog apie Lietuviziją pašnekam, kad Lietuvizijos komisijos, tai mes turėsim dabar 2 komisijos, kurios yra užtikrintos. Ačiū ir viso gero.